visai neseniai buvau prekybos centre ir pamačiau tokią sceną. 5 ar 6 metų berniukas pradėjo verkti ir mama už drabužių ten tampyti. Noriu šitą žaisliuką. Mama bandė paaiškinti jam, kad nereikia tau to žaislo. Bet jeigu turit vaikų, tai supranta, kad tai yra beprasmiškos pastangos. Vaikas tuo metu nieko negina. Tai labai greit susirientavo ir pakeitė savo strategiją. Apsitraukė iš piniginės 5 eurus, davė, ir sako, va, nusipirk. Mažius irgi toks nekvailas pasitaikė, greitai pasiskaičiavo ir sako, mama, bet taigi čia 9 eurai kainuoja, tu man tik 5 eurus davai. Sako, tai teisingai, todėl turim išsirinkti ką nors kitą arba tos trūkstamus 4 eurus sutaupyti. Ir tada grįšim nusipirkti. Ir įvyko stebuklas. Visi verksmai, kaprizai akimirksniu išnyko. Ir kaip galvojat, kodėl? Visų pirma, mama kažką davė vaikui. Antra, mama suteikė vaikui galimybę rinktis. Ir trečia, mama suteikdama vaikui galimybę rinktis ir duodama kažką apčiuopamą į jo rankas, privertė jį pradėti ieškoti būdų, kaip jis gali gauti tai, ko nori, ir paleido mąstymo mechanizmą.